Stebuklinga pupa. Kitą kartą, seniai, gyveno lūšnelėje senyva našlė su savo vienturčiu sūnumi Jokūbu. Jie buvo neturtingi ir vis labiau skurdo, kol vieną dieną jiems beliko tik karvė. Jokūbai, nuvesk karvę į turgų ir parduok, nes kitaip mums gresia badas, tarė mama. Ir atsimink, kad turi už ją gauti gerą kainą. Kitą rytą Jokūbas sėdo ant dviračio ir leidosi į kelią, o virve pririšta karvė risnojo iš paskos. Pakeliui Jokūbas sutiko pro šalį einantį vyrą. Vyras pasižiūrėjo į karvę ir pasiūlė berniukui. Ar mainysi savo karvę į saują pupų? Na ką jūs, karvę turiu parduoti turguje, kad galėčiau nusipirkti maisto. Atsakė Jokūbas. Bet šitos pupos stebuklingos, patikino vyras ir įkišęs ranką į kišenę ištraukė keletą senų rudų pupų. Suberk jas į dirvą ir tapsi turtingas. Taigi, galų gale Jokūbas sutiko išmainyti karvę į saują senų rudų pupų. Jokūbas susipylė pupas į kišenę ir parlėkė namo. Žiūrėk, ką gavau, sušuko mamai, tiesdama saujelę pupų. Tačiau moteriškė baisiai supyko. Ar tai viskas, ką gavai už mūsų brangiąją karvę? Suklikė ji ir pagriebusi pupas išmetė pro langą. Sūnų išplūdo ir nuvarė gulti, davusi valgyti tik duonos kriaukšlį. Kitą rytą, pabudęs Jokūbas pamatė, kad už jo miegamojo lango per naktį išaugusi pupa milžiniškų stiebų. Jis išbėgo į lauką, norėdamas geriau ją apžiūrėti. Pupos stiebas buvo toks didžiulis, kad jo viršūnę slėpė debesys. Kopsiu iki viršūnės, ieškoti savo laimės, tarė savo Jokūbas ir pradėjo kopti pupos stiebų. Jokūbai, grįžk, šaukė mama, tačiau Jokūbas kilo vis aukščiau ir aukščiau. Galiausiai Jokūbas pasiekė pupos viršūnę ir atsidūrė priešais milžinišką pilį. Prie pilies durų sėdėjo moteris milžinė. Jokūbas buvo toks alkanas, kad priėjo tiesiai prie jos ir paprašė. Gal duotumėte man ką nors užvalgyti, aš labai išalkęs. Gerai, tačiau būk atsargus, jeigu mano vyras tave pamatys, tai suris, atsakė milžinė, nes jai pagailo vaikino. Milžinė pakvietė Jokūbą vidun ir padėjo jam didžiulį sriubos dubenį. Vos tik Jokūbas suvalgė paskutinį šaukštą gardžios sriubos, pajuto pilį drebant nuo artėjančių griausmingų žingsnių. Greičiau slėpkis, sušnibždėjo moteris. Jokūbas užlindo už arbatos puodelio. Uosdamas orą į kambarį ėjo milžinas. Maldo, aš žmogaus kvapą jaučiu, gyvas jis ar miręs. Suvalgysiu be gardyro, suriaumojo milžinas. Nesąmonė, ką užuodi, tai tavo pietus, atsakė žmona. Patikėjęs paaiškinimu, milžinas atsisėdo ir pradėjo skaičiuoti savo auksą. Atrodė, kad niekad nebaigs, nes skaičiavo labai lėtai. Pagaliau jis nusižiovavo ir atsilošė kėdėje. Netrukus kietai įmigo ir ėmė knarkti. Nieko nelaukęs, Jokūbas prisėlino ir čiupo auksą. Tasai buvo toks sunkus, kad Jokūbui teko jį vilkte vilkti iki stalo krašto ir nustumti ant grindų. Jis išvilko auksą iš pilies ir nutempė prie pupos. Su sunkiu aukso maišu ant nugaros Jokūbas nušliaužė pupos stiebų žemyn. Mama, mes turtingi, suriko jis, pasiekęs trobelės duris ir išpylė auksinės monetas jai po kojomis. Moteriškė apkabino sūnų, labai džiaugdamasi. Tiek pinigų mums užteks visam likusiam gyvenimui. Tokio turto mes nesapnuoti nesapnavom. Todėl nelipk daugiau į pupą, Jokūbai, perspėjo į sūnų. Jokūbas linktelėjo galvą, tačiau jam knietėjo dar labiau praturtėti. Jau kitą rytą Jokūbas vėl įkopė į pupos viršūnę. Ir vėl milžinė sėdėjo ant laiptelių prie pilies durų. Prašau mane trumpam priglausti,
Ir šį sykį milžiniai pagailo vaikino, todėl pakvietė į vidų. Netrukus pilis ėmė drebėti ir jis išgirdo milžiną visų balsų šaukiant. Baldo, aš žmogaus kvapą jaučiu. Gyvas jis ar miręs, suvalgysiu be garnyro. Milžino žmona atnešė jam raibą vištą. Dėk. Paliepė milžinas. Višta padėjo gražų auksinį kiaušinį. Milžinas įsikišo kiaušinį į kišenę ir užmigo. Jokūbas tyliai priėjo prie stalo. Tada paėmė vištą ir paspruko su ją pupos stiebu. Jokūbo mama nesitvėrė džiaugsmu išvydusi didelę krūvą auksinių kiaušinių, kuriuos višta padėjo prie trobelės durų. Dabar, kai turime maišą aukso monetų ir auksinių kiaušinių, mums nieko nebetrūksta. Nebelipk tos pupos stiebų ir nemėgink man nepaklusti šį kartą. Subarė į motiną. Tačiau jau kitą rytą Jokūbas negalėjo atsispirti norui dar kartą įkopti į pupos viršūnę. Nu, paskutinį kartą. Pažadėjo savo. Jokūbas atsargiai įtipeno į pilį. Netrukus pradėjo drebėti pilies sienos ir pasigirdo milžino maurojimas. Baldo, aš žmogaus kvapą jaučiu. Gyvas jis ar miręs, suvalgysiu be garnyro. Milžinas atsisėdo ir paprašė žmonos, kad atneštų jo auksinę arfą. Dainuok. Paliepė milžinas. Arfa pradėjo dainuoti nuostabiausią dainą. Iš pradžių milžinas klausėsi malonios arfos muzikos, tačiau greitai, kaip paprastai, užmigo. Jokūbas perbėgo kambarį ir sugriebė arfą. Tačiau kai su ją leidosi į kojas, arfa ėmė klykti. Milžinas pabudo ir baisiai staugdamas nusivijo Jokūbą. Šiam skubant prie pupos su arfa po pažastimi. Ropšdamasis pupos stiebus žemyn, Jokūbas girdėjo iš paskos skubantį milžiną. Ir kuo žemiau vaikinas leidosi, tuo labiau milžinas artėjo. Kai pagaliau Jokūbas pasiekė apačią, sušuko motinai. Mama, greičiau nešk kirvį. Jokūbo mama nubėgo kirvio. Kai tik sūnus nusileido ant žemės, ji ėmė pašėlusiai kirsti pupos stiebą. Čiaukšt, 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 švitavo kirvis, kol pagaliau pupos stiebas lūžo perpus. Milžinas liko kabėti ant viršutinės stiebo dalies. Jis nieko nebegalėjo padaryti. Tik įniršęs grūmojo kumščiu ir piktai šaukė, o Jokūbo mama su krepšiu aukso, višta dedančia auksinius kiaušinius ir dainuojančia auksinę arfą buvo daugiau negu patenkinta ir mielai atleido sūnui už nepaklusnumą. Net savo drąsiausiose svajonėse Jokūbas su mama nesapnavo, kad taps tokie turtingi. Nusipirksime automobilį, mama! Pasiūlė Jokūbas. Tad pirmiausia jie nusipirko automobilį. Paskui pamatė, kad dar liko pakankamai pinigų savo mylimai senai karvutei išpirkti. Ir dar daugam kitkam. Nuo to laiko Jokūbas, jo mama, karvė ir raiboji višta drauge gyveno ilgai ir laimingai.